Mirties trauka su trabaru. Kodėl man šitas variantas patinka labiau nei įprasti deadliftai, kaip sakant? Tai dėl to, kad svorio centras pasiskirsto per visą kūną, o ne svoris yra priekyje. Dėl to ta technika leidžia labiau paskirstyti svorį per visą kūną ir tiek daug nekompensuojasi per nugaros apačią ir yra saugesnė šitam dalykui. Dėl to parodysiu techniką, kaip atlikti teisingai. Atsiminkim, kad bet kokie deadliftai ar su įprasta štanga arba kaip trabaras yra klubų dominuojantis pratimas, jokių būdų nėra kelių, nes klubai yra stipresni nei keliai. Atsiminkit šitą. Labai svarbi pamoka. Okay? Ir iš čia, kojos pečių plotėje, atsistoju taip, kad būtų blauzdos ties įmova svorių. Iš čia aktyvinu mentis, rankos sudėtos, kišu lauk užpakalį, keliai lieka vietoj, lenkiuosi tol, kol pasieksiu rankenas. Prieš keliant turi išgirsti tokį garsą tukšt. Tukšt. Spaudžiu pėdas į grindis ir bandau nustumti grindis nuo savęs. Presas stipriai įtemptas. Ir aišku, jeigu jums yra sunku pasilenkti iki apačios, jūs čia galite daryti regresinę pratimą variaciją, tai užsidėti svorius po apačią, kad biškiu pakiltų, kad tas lenkimasis gautųs komfortiškas ir pagal jūsų klubo mobilų.